Labas rytas visiems. Sveiki iš Lietuvos. Šiandien esu ant Ilgės ežero. Šiandien yra sausio 31 diena. Ir gaunasi, bandysim pagauti Ilgės ežere kažkokių lydekų, žvejojant balansyrais. Tai va, kaip sakant, linkėjimai iš Lietuvos visiems. Tai pasiruošę šiek tiek įrangos. Esam su broliu, vat. Pasiėmė po graštą, po porą spiningėlių pasiėmėm. Ten turim balansyrų pasiėmę ir bandysim pažvejoti. Vieta atrodo neblogai. Žiema žemužė, spaudžia 14 laipsnių šaltis. Tai šaltoka truputį, papustyta. Ir va, matosi Elektrėnų savivaldybė. Ežeras atrodo neblogai, niekad nežvejojam čia. Tai nežinau, matysim kaip čia bus. Reikia bandyti, žiūrėti. Na va, mes pagaliau ant ežero išlipę. Laiko, ledas, viską gerai. Svarbiausia, va, reikia nagus turėti. Dėl saugumo sumetimo, aišku, jeigu yra galimybė kostiumą, kaip sakant, va, dėžutė balansyrų, tokių, tai didesnių, tai mažesnių įvairių dydžių, kaip sakant. Naudosim po vieną spiningėlį, atsarginį ir va, yra jau gaudančių, žvejojančių žmonių, irgi turbūt su lydekutėm bando žaisti, ieškoti. Ir palei žolių juostą. Tenais vat grupelės sėdi, tenais vat grupelė. Čia daugmaž visur kažkaip matau tuščiai, nieks niekur čia nesėdi. Bet vis tiek, manau, jeigu čia gylis nėra toks super didelis, tai čia visur tų lydekaičių gali būti. Bet vis tiek, kaip sakant, bandysim, kažkur žiūrėsim, kažką pagaut, kažkokį apskritai žuvį. Gerai, einam gręžti rekečių. The ice is about 20 centimeters. Лед где-то примерно 20 сантиметров. Ну, лядоса по 20 сантиметров. Taigi va, naudosiu dabar, pabandysiu pradžią va tokį žalią balansyriuką. Ir gaunasi, parodysiu kaip žvejojam. Leidžiam, aišku, lieketę. Ai čia. Buvo to dožės, galvoju, kad čia. Truputį defektų turi sargelis, bet nieko. Leidžiam, pradžiai nuspendinam balansyrą, nes nežinom koks gylis. Ir va, pasiekėm dugną, matosi va, valas sustoja, prisiviniojam iki krašto. Nu gerai, išsikeliam va. Mano ūgis 1,65, tai man dar 30 metrų, 30-40 cm virš galvos, tai gylis apie 2 metrai šitoj vietoj. Sakyčiau, neblogai. Žvybos principas, va, pakeliam balansyrą nuo dugno apie 25-30 cm, nes masalą gali griebti tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Aišku, sargelį kartais gali pakelt, kartais tiesiog va tai vat griebti ir panašiai. Nu, o kiek pagal gaudymą, tai va, tiesiog pakeliam biškį ir laukiam ant pauzės porą sekundžių.
pakeliam šiek tiek ir laukiam. Tas balansyras eina į vieną pusę, gali nueiti, į kitą, į trečią, jisai vat paina, sustoja ir dažnai būna ant pauzės vat kimba. Tai vat toks vat tas principas, kaip sakant, gaudant. Nu ir vienoje ketėjai, kiek galima pasidaryti apie 30-40 pakelimų maždaug. Jeigu žuvis yra kažkur netoli, ar ten pasibaidžius, dažniausiai atsiliepia iki tokios. Jeigu ten neatsiliepia, tiesiog bandyti kitas eketės, vaikščioti žiūrėti, kaip sakant. Tai kol kas va, tai va. Pagaunas, tai užsidėjau, turėjau balaiką su odo trūklio lervom, užsidėjau nedidelę vyžėlę, užsidėjau porą matiliukų, pabandžiau, tai va, vieną šeriuką mažiuką pagalvų reikia paleisti. Va, tokia nedidelė dėžutė, šiek odo trūklio lervų. Uždedam 2-3 odo trūklio lervas. Dėžutė iš karto dai, šiandien. Šala, minus 12 ar minus 14 beveik. Šiek tiek reikia. Nu va, meškerėlė lengvutė. Tokia padaryta, kad gaunasi kertimo metu smūgį šiek tiek sušvelnintų. O, aš iš. Va, gaunasi, nuleidžiam vyžėlį iki dugno. Maždaug sustoja, galima biškį pakelt, va jau mažiukai droži. Dažniausiai pajudini, pauzė. O, čia gali būti, kad ir lydekutė griebė. Ir va, gavosi pavyko keletą šeriukų pagauti iš vienos eketės, bet vienas liktais toks griebimas buvo, ten palenkė, gal lydekutė bandė griebti ar panašiai. Ir kiek suprantu, pagrindinė populiacija žuvų čia ešeriai. Tai reikia, gaunasi, bandyti dėti balansyriuką ešerio spalvos, nes va, jie dabar kažkur pasitraukė. Vadinas, būrys buvo, ar nusibaidė, ar panašiai. Dažniausiai būna nusibaidė, bet, kaip sakant, kaip žinome, žuvies yra. Tai aš meškytus įsiviniosiu. Pasiliksiu visą piktą dėl rezervo, jeigu ten visiškai nieko nepagausim, tai bent jau galėsim pažaisti su tais ešeriukais. Nes va, net matiliukas yra, tai vadinas, kažkas išbaido juos. O kažkas ešeriuką panašu, pabandysiu. Balansyras. Jo, yra panašus toks. Va, pavyko pagauti balansyriuką, pirmą šeriuką. It's active. Okay. Ir va, gaunasi įdomus dalykas, kad va, šeriuką kur čia pagavau. Tenais vat buvo pirmus, kur vat pabandžiau pagauti. Tai čia gal kur nors jie netoli ir vaikšto, tai reiks žiūrėti. Pabandyti arčiau kranto nueiti.
O, mažiukas ešeriukas papuolė, rečiau kranto. Dar vienas ešeriukas. O gaunasi, pabandžiau iš tokį, tai šalia čia nieko nebuvo, čia toks atsilikė. Kas didžiausias šios dienos. Va šitas pats mažiausias turbūt. Va, čia gaunasi tokia žolė. Čia gali būti lydekų šitų vietų. Kaip sakai?
tikro ešeriukas. Nu tai va, laidos žiūrovai, šiandien kaip ir baigsiu žūklę. Nu, pagręžiojau, pavaikščiojau, nemažai kečių. Ne vieno lydeko skėbimo nebuvo, tiesiog ešeriukai va kibo, tiek ant balansyro, tiek vat ant uodo truklio lervos vat, pavyko ten pagauti porą. Nu tai, kiek suprantu, čia daugiausiai ešeriukai šitam ežere valdo. Nu, jeigu nepagavom, tai, kaip sakant, nereiškia, kad čia tų lydekų nėra. Kaip sakant, aišku, čia yra, bet tai tiek informacijos iš šitos vietos, nu ir iki kitų video. Viso.